dar neįsivaizdavau skvarbi iki kaulų smegenų, o kartu kokia fantastiška meilė, kad nebaugu, bet kaip skaudu likti tokiam vienam apsuptam atsiminimu, amžinų minčių lyg amžina ugnis, neužgestamų turbūt. Visi, kurie žinojo tavo balsą, tavo įpročius ir pokštus, kurie žinojo, kas tave džiugina ir liūdino, visi jau išvyko amžiams į niekad neatrastus Babilono sodus. O dabar tu vienas, kas belieka tau atvažiuoti, kur jau guli tie, kurias mylėjai ir skaunančia širdim tariai sudė. Vieniša širdim puošti mažą tą eglutę, vieniša širdim uždegti atminimo žvakutę ir tikėti, kad sapnu sutiksiu kaip stebuklė. Ir šios mano žvakių gudas šildo čia stipriau nei šaltas didelio ir tolimo to mano miesto širmulė šviesa. Tai kur ta tiesa? Mes visi tapome vieni, siekdami statuso momento, prarandame tos, su kuriais galėjome dalytis džiaugsmu ir būti viduje pilni. Bet ko čia tikėjai ar tiki? Tada jau nieko nebelieka, tik tu ir tada supantis pasaulis vienas. Ar vaikytis verta to? Atsakyti gali tik tais tu, o ne Dievas. Dabar belieka gyventi dieną iš dienos, nes dingo to gyvenimo prasmė. Vienišas žmogus vienišame mieste, tarp tų pačių žmonių peizaže, vienintelė išeitis po žemę ir kape. Kaip dažnai mes bėgame per gyvenimą, pamiršę tuos, kuriuos iš tikrųjų mylime, kurie myli mus. Ir tada, ką per vėlu. Belieka prisiminti akimirkas, kai galėjai pasakyti, aš tave myliu, bet nesakiau kodėl. Nebuvo jokios priežastis ar net minties. Pasimiršo, susigėda. Bet šią istoriją aš ne liūdnas, o dėkingas. Į man priminė tos, kurios aš iš tikrųjų myliu, kam amžinai dėkosiu, amžinai pas juos sugrįšiu, kurie man svarbesni už viską pasaulyje išdrįsti pasakysiu, ir tai amžinai širdį laikysiu. Artėja šventės, po jų ateis kitos ir taip metai iš metų. Apsidairykite aplinkui, pamatysite daug vienišų žmonių. Būkite tie, kurie juos mato ir girdi, pasiruošę pasidalinti su šventės dvasia ir parodyti šviesos spindulį, kad žinotų, kad žmogiškumas vertybė amžina ir niekada nedings. Tai gali būti jūsų kaimynai, tėvai, vaikai, tiesiog pažįstami. Parodykite jiems, kad vis dar yra norinčių su jais būti, kad gyvenimo noras šioje žemėje yra svarbiausias, o ne mirti ir žūti.